Badauskai valdo mūsų katilo kompiuterį, atjunginėja, blokuoja liepsnos padavimą, šitokiu būdu sukeldami padegimą, ką vakar ir padarė, ir sudegino mūsų katilo matot, kaip sudegino laidą, nes užgesino liepsną, kada prieėmė granulių. Badauskai toliau valdo mūsų katilą. Ir jie pilnai įsitikinę, kad jų negalima nubausti ir jie turi visišką teisę Lietuvos valstybės vardu šitą daryti. Ir visiškai atjunginėjama liepsna. Liepsna turi pasiekti 100, o dabar visiškai blokuojama liepsna yra. Jie pilnai valdo visą serverius, apvaginėja žmonės, įsilaužė ketvirtadienį namus, buvo prisijungta prie interneto, nuplėšyti laidai. Visiškai išjungė. Šitaip yra Badauskų valdomas mano katilas, sukeldami vaikams ir man gaisrus, šitokiu būdu pasikėsinimas į mūsų gyvybę ir į mūsų turtą. Ir Lietuvos Respublikos vardu vyriausia prokurolė Daiva Armalienė, Stulpinienė teisėja, Gailius prokuroras, Balkauskienė, Alina Sauserė rašo, kad tai dar Tamušauskas rašo, kad tai dar neįrodo, kad Badauskai daro, nors yra konkrečiai pagauti. Ir yra tebėra garso įrašas išsaugotas apie šių žmonių daromus nusikaltimus.